Treneris sveikinu su pergalė, dabar 2-0, kelsi seriją į Vilnių, bet apie šį mačą, nežinau, kas padėjo, kad būtent yra tokia aiški persvara? Tai, man atrodo, apylygės rungtynės buvo, šiandien gal mums realizacija geresnė buvo, taip. Geros rungtynės, įtemptos, daug kovos, 2 kovų, tai tikrai manau ir žiūrovom patiko, ir vyram patinka žaisti, kai jie supranta, kad žaidžia, stengiasi ir gaunasi. Ar jūs pritartumėte tie, kurie sako, kad labai skiriasi ta energija, kuri buvo besibaigiant sezonui, būtent kaip energija žaidė besibaigiant sezonui reguliariajam ir kaip žaidžia finale? Manau, stengiamės visada žaisti vienodai, tik tais taip turėjom visą sezoną daug traumų, ligų ir tokio sezono aš neatsimenu savo karjeroj, kad tai būtų buvę, tai todėl ne visada galėdavom pilnos sudėties sužaisti. O šiai dienai, ką turime, tai visi žaidžia, visi sveiki ir galima sakyti, tai ir visų nuotaika kitokia. Ir kaip manot, nežinau, 1-2 dalykai, ko reikia, kad serija antradienį baigtųsi? Antradienį reikia dar vienos pergalės, tai čempionai bus kas 3 laimės, tai gali būti anksčiau ir vėliau, bet manau atsidavimas turi būti 100%, toks pats noras ir aišku, ir sėkmės dar daug kas priklauso. Tai, nežinau, kovosim, ruošimės taip pat atsakingai, nes dažnai būna, kad paskutinės rungtynės yra sunkiausia laimėti, psichologiškai labiau spaudžia gal, tai tikrai lengva nebus. Ačiū. Ačiū.